Visiems dėkui, kad susirinko. Sėkmės, Hotukai! Ir į mėlyną į ringo kampą noriu pakviesti 70 taip pat kilogramų sveriantį, 10 cm aukštesnį negu Maibacho sūnus, tai yra 1,90 m. 10 kova, iš jų 7 buvo pergalės. Iš Klaipėdos kovotojas į mėlyną į ringo kampą kviečiame Hotukas! Hotukas vaiko veidukus, bet jau turės apie 10 kovų, ne? Taip buvo. O jis turės ne tik džiunglėse buvo. Ne, tik džiunglėse. Kai man parodė, kad nori diržo, tai jeigu šitą kovą nugalės, tai turbūt bus pretendentas kovoti dėl diržo sekančioje kovoje. O gal daryti trečią diržą 70 kg? Per laiką bus kas 10 kg. Hotukai, paskutiniai žodžiai savo priešininkui. Be traumų, sėkmės tau. Be traumų, sėkmės tau. Jūsų aplodismentai. Reikėjo kovoti sėkmės. Maibacho sūnus prieš Hotuką. Spaudė rankas. Šį turnyrą irgi bus dėl naujo diržo kova. Po biškį. Tikėkimės, kad šita kova irgi bus bekompromisinė. Padovanos reginė kaip prieš tai buvusi. Manau, Hotukas laikys antrą numerį, bus šiek tiek pasyvesnis, dirbs iš toli, o Maibachas mums bandys įspausti. Ir ką čia spėlioti, greit viską pamatysi. Taip, nes džiunglių kovotojai nenuspėjami, galiu pasakyti. Tikrai taip. Kiek tu spėliok, ką jie darys, bet būna kaip būna. Na, iš Hotuko mes jau daugmaž žinom, ką jisai daro, jisai išnaudoja savo ilgas rankas, tada aš manau, šioje kovoje jis darys lygiai tą patį. Tuoj pamatysim. Nugriuvo ant žemės, jokių smūgių negalima daryti. Taip, į pakaušį nemušam. Dinga Hotuko šukuosena iš tikrųjų. Gerai, sakau stop, būtinai turėjau. Ilgos rankos. Gerai, sėkmės. Pirmas raundas. Fight! Ką, stebim? Kovotojai atsargiai pradeda, stebi kitą. Hotukas bando paspausti. Šiaip pagal viską turėtų atvirkščiai būti. Prognozavom atvirkščiai. Bet, kaip sakiau, niekas nieko negali prognozuoti. Parodys kovą. Maibacho sūnus to rimtų veidų, rimtai suskaupęs. Kol kas matuojas atstumą kovotojai. Hotukas neskuba lengvai, pabiškiai. Jo, pabiškiai. Spaudžia spausdamas ieško klaidos. Išvargins, manau, spausdamas taip. Smūgioja ir korpusą. Parodo savo įvairiapusiškumą, o kintai. Tai yra gerai kovoje. Ištampyti savo varžovą. Ir, Vieną minutę. Neblogas šoninis. Aišku, nepasiekė tikslo. Atrodo daug pranašesnis šioje kovoje. Nežinau, kodėl Maibacho sūnus visą laiką sukasi ratu. Labai daug juda, galbūt tai gali ir išvarginti, pakištiem kojom. Reiktų daugiau kovoti. Kaip nuleidęs man. Toks vaizdas, kad truputėlį bijo kovos. Batas susirišo. Nu va, būna ir šitaip. Šiaip, nėra jie profesionalūs kovotojai, gal to ir nesupranta, tas pakeltas, nuleistus rankos, daro tai, ką daro. Negalima jų teikti. Šį turnyrą ypač fokusavimas į kovas ir kovas. Čia beveik visi dalyviai buvo, kurie neturėjo profesionalių kovų, visą laiką mentydam kelis profesionalus. O dabar padarėm labiau į Balėstuvis ir reikia sakinėje Maibacho sūnui. O, šiek tiek aktyvumo daugiau. O, pataikė šoninį smūgį Hotukui. Hotukas atrodo, kad supyko. Daug smūgių orą iš tikrųjų. Nejaučia vyrukai distancijos taip gerai, kaip galvojam. Oho, rankos už nugarą. Hotukas matosi atsipalaidavęs, iš tikrųjų jaučia savo pranašumą. 10 sekundžių. 10 sekundžių liko. Ir Hotukas net korpusų atsilenginėje, net rodo, kad visiškai nebijo. Net nesuprakaitavo Hotukas, galiu pasakyti. Pirmas raundas ganėtinai pasyvus toks. Bet per daug Maibachas sūnus ir nelindo į kovą, labai traukėsi. Daug judėjo. Pabiškiai spaudė, daug judėjo jo. Na, daug kovų būna su pirmų raundų labiau apsižiūrėjimo.
Bus matyti Jau patyręs, kaip sakant, kovų skonio jautęs, tai jis galbūt ir jau žino, kad... Hotukas labiau jaučia šiek tiek atstumą, kaip pastebėjau. Meibacho sūnus labai nejaučia atstumą. Žiūrėkit smūgis. Op. Ir nepasiekė. Nu, šiaip buvo labai daug smūgių orą, abudu nepasiekė. Tai gal turėtų eiti su keliais smūgiais į priekį. Vieną išmeta, suartėja ir kitą metą. Jisai vieną metą ir atsitraukia. Taip sunkiai kovoti su aukštais. Šiek tiek atrodo jau jaučia nuovargį. Meibacho sūnus. 10 sekundžių. Tačiau atrodo Hotukas žymiai, nes man atrodo, kad Hotukas iš vis nepavargo pirmam raunde. Antras raundas. Jis Antras raundas. lengvai judėjo, spaudė savo priešininką. Na ir ką, vėl Hotukas užsiema ringo vidurį. Meibacho sūnus sukasi. Oi, korpusas. Į galvą. Na, šiek tiek aktyvumo gal Hotukas galbūt didina tempą. Girdėm, kaip šaukia apleistuvį, Meibacho sūnui, kad daugiau smūgiotų. Hotukas išnaudoja savo ilgas rankas. Stengiasi iš atstumo pasiekti. Nešnekam. Kodėl? Tik užšneka. Tegul pasiaiškina. No. Seaiškina. Taigi, bet gatvėje kovoja. Man tai patinka su varžovu pašnekėti. O, pasiekė tikslą Hotuko smūgį. Sersinat. Oi. 1 minutė. Šiaip Hotuko nėra silpni smūgiai. Turi aštrumą. Jo, nes Taip, bet tai pataiko, tai susiviruoja kojytės. Atkreipkit dėmesį į Hotuko rankas. Sušoka Meibacho sūnaus kojos. Visiškai žemai yra. Žemai, bet jis jaučia atstumą. Ne, jo, jis gana atsipalaidavęs iš tikrųjų. Jaučiasi užtikrintai. O Oi, kaip čia tiesiog gaudo, reiktų jūs klės gaudo. Oi, gražu. tų smūgės tiesiog išmetė. Vėl atsišo batas. Batus. Davai, greičiau, užrišam bat. Arba 30 sekundžių. Time. Šiek tiek stabdo laiką. Dar kartą atsižbatas reikia nuimti batus. Nu tai ką čia, žinai. Išimti už variukus. Gerai, davai, viskas. Iki antro raundo pabaigos lieka 30 sekundės. Meibacho sūnus, mano 30 pavargęs gan. Taip, jau stipriai pavargęs, nes labai daug juda ratų visą laiką. Hotukas, matau, nepavargęs, turėtų dabar biškį pakelt tempą. Daugiau mesti iš toli smūgių, daugiau. Šiaip jau veda Hotukas šitą kovą. Veda, žinoma. Ramiai. Jam gal ir neskubėdami. nepatinga būtų per daug spausti. Taškais veda kovą. Ramiai savo atsipalaidavę. O jeigu labai spausti, darytas stiliu. Gražiai jaučia atstumą, atsitraukia. 10 sekundžių. Va, prasideda. Spaudė, bet oi, spaustas į kampą Meibacho sūnus. Viskas buvo gerai, pakaušis smūgio nebuvo. Antrojo raundo pabaiga. 2 raundai Hotuko. Na, jeigu trečiam raundė nieko Trečias nebus, jokio raundas. spaudimo iš Meibacho sūnaus, tai garantuota pergalė yra Hotuko. Žiūrint jo kampą ir jo nuovargį, abejoju, kad bus spaudimo. Galiu pasakyti, šitą kovą ramiausia šitam turnyrui. Kol kas taip, labai rami tokia, atsargi. Bet atsižvelgiant į visas senesnės Hotuko kovas, jo toks stilius. Jis per daug nespaudžia, protingai apžaidinėja varžovus. Bet ir turi daug pergalių iš tikrųjų, turi daug pergalių. Koks plaukio rekordas džiunglėse? 9-1, manos? Vieną pralaimėjimą turi prieš paleistuvę. Ir slepo turnyrę dar žinoma. Jo, bet jeigu kalbant apie kovas, taip, vienas tiktais. Prieš Valerijų plikais kumščiais nugalėjo. Valerijų buvo laimėjęs Hotukas irgi taip. 10 sekundžių. Hotukas neturi patirties plikais kumščiais kovos, tai jau daug ką pasako. Bet Hotukas laimėjo prieš Valerijų plikais kumščiais. Na, stebina trečią raundą. Trečias raundas. Vyrukai kaip visą laiką pradeda atsargiai. Kas čia dabar vyksta? Hotukas ringo viduryje. Nepasidavė šitai provokacijai. Gregoro prikolai. O vienam persininkų gambarį buvo būdas, o McGregorų Hotukas. McGregoras parodė porą prijomų. Taip daryk per kovą, sako. Man paėjo. Dabar tau turiu. Gatvį 6 nukirtau su tokia technika. 6 nukirtau laikyti. Labai kas yra blogai, kad jis pastoviai keičia stovėseną. Nu tai nėra blogai. Jo, bet jisai nepripratė savo, matai kaip kojos spinasi. Jo. Čia žinoma technikos trūkumas dar. Nepamirškim, kad jie nėra profesionalai. Nėra profesionalai, jo nėra. Galbūt ne tiek daug treniruojasi kaip profesionalai ar kaip... Nežinau, iš tikrųjų, kiek sportuoja Hotukas, žinau, kad taip, tai galbūt dažniau skambami, kai sportuoja. Ne, Hotukas kažkaip nebelanko treniruočio. Jis ir taip laimi. 1 minutė. 1 minutė šitos kovos.
O perspektyvus jaunuolis šiaip techniškas. Ištvermė labai gerai. Oi, gražiai. Oi, dar. Džabuoja vis. Taip, ramiai pasiema kovą. Dar viena pergalės ir šis patukas, jeigu niekas nesitiks per tas 40 sekundžių. Labai nejaučia Hotuko. O Hotukas Patukas laiko Taip. po ringą. ir džabuoja. Gražiai išnaudoja savo ilgas rankas. Ir Pasiemęs ringo vidurį. tai parodo savo ilgų rankų pranašumą. Girdiminė šaukia. 10 sekundžių iki trečio raundo pabaigos. 10 sekundžių pamatysim dar kovotojų smūgio apskaitimą. Laiko atstumą. 4, 3, 2, 1. Baigėsi trečiasis raundas. Na ką, tai techniška graži kova. Tokie atsargi. Hotuko Neparsavo įvykių. Vyrukai ramiai Kol kas pasikeisti nežinau, pasiemą. mes čia nugalėjom. Taigi, teisėjas turi pasitarti ir su mūsų šonės teisėjais. Ar mes turėsime nugalėtoją? Turime. Gerai, kol kas aš nežinau. Taigi dabar mūsų kovotojus, Maibachų sūnus ir Hotukas, prieina prie mūsų teisėjo ir netrukus paskelbsime nugalėtoją ir keliausime prie antrosios mūsų po pertraukos kovos. Taigi, šioje kovoje nugalėjo Hotukas! Sveikiname Hotuką. Galite Galima sakyti, dominavo Hotukas šitoje